tos priežastys, kodėl atsiranda pralaidus žarnynas. Pirmoji priežastis – tai stresas ir neigiamos emocijos. Antroji priežastis – tai imuninės sistemos pokyčiai. Tai kai dažniausiai vartojami vaistai, tokie kaip antibiotikai, paveikia imuninę sistemą arba gausus vartojimas uždegimą sukeliančių produktų, tokių kaip cukrus, miltai, pieno produktai, dirbtiniai saldikliai ir dažikliai, sotieji riebalai. Toliau, trečia priežastis yra skrandžio negalavimai. Juos sukelia kaip prastas virškinimas arba gausus medikamentų vartojimas, tokių kaip pavyzdžiui omeprazolis, kuris mažina skrandžio rūgštingumą. Ir sumažėjęs rūgštingumas suteikia tokią kaip ir galimybę bakterijom daugintis ir būna prastas medžiagų įsisavinimas. Toliau, ketvirta priežastis yra apsinuodijimas, kai dėl prastos mitybos arba netinkamos mitybos, blogųjų riebalų ar toksinų atsiranda kepenų ir tulžies pūslės sutrikimai, jų darbą įtakoja ir atsiranda apsinuodijimas. Toliau, penktoji priežastis yra Candida albicans grybelis. Tai yra melinis grybelis, kuris pradeda sparčiai daugintis ir sukelia uždegimą. Dar vienas įtakojantis veiksnys yra žmogaus amžius. Su metais ir gyvenimo etapuose tiesiog reikia keisti įpročius, pasirinkti kitus maisto produktus, pradėti daugiau sportuoti ir panašiai.